Labas. Ko norėtum paprašyti Jėzus? Vieni nori paprašyti sveikatos, kiti gero darbo, treti nori paprašyti kitų gerų dalykų. Bet ko tu norėtum paprašyti Jėzus? Mes praeitą kartą kalbėjome apie stebuklą, kai Jėzus pamaitina didelę minę, apie 20 000 žmonių su keliais kepaliukais duonos. Tie patys žmonės sekančią dieną eina Jėzus ieškoti. Jį suranda kitapus ežero. Ir jie klausia, sako, Rabi, kaip tu, sako, čia atsidūrei? Ir Jėzus pamatęs juos, jisai žino, ko jie nori. Ir jisai sako, Jono Evangelijos 6 skyriuje, 26 eilutėje mes skaitome. Jėzus atsakydamas jiems tarė, iš tiesų sakau jums, jūs ieškote manęs ne todėl, kad matėte ženklų, bet kad prisivalgėte duonos liksotės. Noriu paklausyti tavęs, ko tu norėtum paprašyti Jėzus? Dėl ko tu nori sekti juo? Ar dėl geresnio gyvenimo, ar gal dėl sveikatos? Bet Jėzus siūlo kai ką daugiau. Jisai siūlo patį save. Surask Jėzų.